Panevėžyje duotas oficialus startas prekybos parko Tower statyboms buvusio Panevėžio mėsos kombinato teritorijoje Smėlynės gatvėje. Projektas panevėžiečiams jau kitą vasarą pasiūlys naujų galimybių apsipirkti ir praleisti laiką, bei atgaivins kelis dešimtmečius apleistą, tačiau miesto gyventojų identitetui svarbią teritoriją. Šitai miesto teritorija tai tikrai labai svarbi vieta, kuri, tokia buvo tam tikra baltoji dėmė, kurį laiką ir dabar, manau, labai užsipildys gražiai tas miesto audinys toliau, pildysis įvairiais objektais. Panevėžys juda, auga, atsinaujina ir modernizuojasi, tai kaip kitaip gali jaustis. Čia taip pusiau juokaudamas, bet iš tikrųjų labai rimtai noriu pasidžiaugti, kad čia gerbiama Jurgita mums pažadėjo ne tik paslaugas, bet ir, aš suprantu, visiškai rimtą demografinę, problemos sprendimą, nes čia žadamas parkelis su soliukais ir su draugystėm ir su emocijom, aš manau, padės mums šitoje srityje. Kapsulės ateities kartoms įkasimo ceremonijos metu Homo Group vadovė Jurgita Kviesilaitė kalbėjo, kad nors ankstesnė gamybinė teritorijos funkcija keičia prekybinę, Panevėžio gyventojams bus sugrąžinta pati svarbiausia – žmogiškoji funkcija. Statome prekybos naujos, kaip europietišką turbūt miestelį, komercinį miestelį, kuris išsiskirs tuo, jog kiekviena parduotuvė įėjimas bus atskiras iš lauko ir galėsit pasilikti savo automobilį vietoje. Tai bus daugiau drabužių, avalynės, sodo, gyvūnų prekybos ženklai, taip pat bus sporto klubas ir kavinės. Taigi aš manau, kad tai yra sinergija kartu su Lidlu, su Norfa, su Maxima. Tai nebus kaip konkuruojant įmonė, o kaip turbūt labiau didesnė sinergija duodant šitai vietoviai, šitai bendruomeniai vieta. Uždarosios akcinės bendrovės Baltijos plienas projektų vadovas Romualdas Kripavičius teigia, kad projektas miestui padovanos kokybiškos šiuolaikinės komercinės architektūros. Turėjom dykynę, už metų turėsim priekynę. Matot, kasam, randam tokių, tai čia tik tais paviršiui, o tinklus tiesiant reiks pasikast giliau. Ką mes ten rasim? Nieks nežino, tai šiek tiek užsimetę to laiko turim ant rizikos, o kaip bus iš tikrųjų, tai tik gyvenimas parodys. Tikėsimės, nerasim kažkokių didelių baisių staigmenų ir tai nesutrukdys terminams. Labai to tikimės, vilėmės, susiplanavę, kad turėtumėm suspėti. Mėsos kombinatas buvo viena didžiausių Panevėžio įmonių. Mes nusprendėme, jog bokštą, tai vieną iš simbolių, mėsos kombinatų simbolių, mes paliekame ir netgi jo vardu pavadiname visą prekybos miestelio, pavadiname jo garbe. Tai Tower būtent iš anglų kalbos išvertus yra bokštas. Kuo jis svarbus, tai mes tikime, kad mėsos kombinate mezgėsi daug draugysčių, daug dainų. Vyksta ne tik darbas darbuose, bet ir bendravimas, draugystės, pokalbiai, šokiai. Tad mes tikimės, kad ta vieta šalia to bokšto yra sukūrus ne vieną draugystę, kuri tęsis iki šiol ir labai tikimės, kad ta draugystė išliks ir galbūt po dar kelių dešimtmečių žmonės tiesiog vėlgi susitiks, buvę gal arba bendradarbiai, arba kolegos artimi, kurie ilgą laiką vienas kitų nematė, galbūt tai bus vieta, kur jie vėl atgims jų tą draugystę ir vėl galbūt atsiras dainos, šokiai ir naujas bendravimas ir ryšys. Projektą palankiai sutiko ir artimiausios Panevėžio miesto gyventojų bendruomenės. Tikime, kad tai labiausiai atlieps panevėžiečių žmonių, tai ir jaunimo, ir šalia gyvenančios bendruomenės poreikius, nes turbūt būtent šitai bendruomeniai artimiausiai mes irgi statome ir norim, kad tai būtų ne tik apsipirkimo miestelis, bet ir laiko praleidimo, galbūt kažkokia pikniko, pavalgymo vieta, kur vėl bendrautų, juoksus, šypsotus. Taigi jau ir dabar kalbam su bendruomenėm, kad darysim turbūt kažkokias bendras dirbtuves, kur klausysimės jų nuomonių, bandysim prieiti vieno bendro sprendimo, nes žinoma, gali nuomonių būti daug, bet bandysim prieiti ties keliom bendruomenėm, kurios yra nenutolusios smarkiai nuo šito miestelio ir ieškosime tų sprendimų, kad čia širdis būtų jų, ne tik prekybos centras būtų. Dar kartą kartoju, nuoširdžiausias ačiū. Pasijaučiau tikrai kaip 2008 metais, kada pradėjome kurti, priiminėti įstatymą, kad miestuose kurtųsi bendruomenės. Šiandien aš nežinau, kaip padėkoti už tą pakvietimą.
ir už tą europietišką požiūrį į bendruomenės, į gyventojus, į žmonės, į kalbėjimąsi su vietos žmonėmis, ne politikų priimtais įstatymais ir numestais, apie kuriuos sužinome iš spaudos tik tai, o tai, kad tariamasi. Kad tas bendruomeniškumo medis, apie kurį ir kalbėjau, kad jis visoje Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, visoje Europoje klestėtų. Kad visų ačiū įmoniai, organizacijai, ačiū rangovams, ačiū visiems už tą gražų dėmesį. Tikiuosi gražaus bendravimo ir už tą be galo gražėjančią šiaurinę miesto dalį. Labai džiugu, kad atsiranda investuotojai, kurie investuoja ir įveiklina miesto teritorijas, kurios buvo apleistas ir ne vieną dešimtmetį buvo užmirštas. Tai tikėsimės, kad šis projektas bus baigtas ir įgyvendintas ir bus priderintas prie bendruomenės narių pageidavimų, kad ne vien bendruomenės nariai ateis apsiprekinti, bet ir ateis papramogauti ir pailsėti į šitą prekybos miestelį. Į Tower prekybos miestelį jau kitos vasaros pabaigoje panevėžiečius pakvies gerai pažįstami mažmeninės prekybos, drabužių ir avalynės, sodaro gyvūnų prekių tinklai, taip pat sporto klubas ir kelios kavinės.